Labas, aš esu tai, kas jungia jūs visus. Jį, ją ir jį. Aš esu internetas. Ar jūs mokate saugiai naudotis manimi? To ir sužinosime. Ar teko tau susidurti su patyčiomis elektroninėje erdvėje? Kažkas Facebook'e įkėlė nuotrauką, kur aš sėdžiu su draugu apsikabinęs ir mes tiesiog apie skeitų šnekėjom. Bet kažkas nufotkino ir įdėjo ir pakomentavo, kad mes gėjai. Buvo taip. Kažkas patalpino mano nuotrauką ir numerį pažinčių svetainį. Ir parašė, tipo aš karšta papytė ir ieškau vieną dieną nuotykių. Na, paskui kažkas pradėjo skambinėti ir rašyti visokias žinutes. Siuntė nešvankybės. Na, mokykla irgi apie tai sužinojo. O kai mokykla sužinojo, visi pradėjo tyčiotis ir aš jums sakiau, kad, baikit, kad tai yra nesąmonė. Tačiau jie vis tiek nesiliovė ir toliau tyčias. Ai, nežinau kas, man pradėjo rašinėti mailus, jeigu neduosiu nusirašyti namų darbų, jie mane užmuš. Bet aš nekreipiau tai dėmesio ir pagalvojau, aš gyvenu savo gyvenimą, jie savo. Bet kai vieną kartą iš kampo mane metė akmenį, o tada aš išsigandau. Kas tau padėjo kovoti su elektroninėmis patyčiomis ir kaip? Tikėjo man su jais nesimušti, nes tik dar labiau tyčiais. Ir kai labai užkniso atkentėti, tai paskambino į vaikų liniją, fainai su konsultantu pašnekėjom, gerai mane suprato ir pradėjau nebekreipti dėmesio į patyčias ir viskas greit baigėsi. Parašiau laišką į vaikų linijos diskusijas. Ten atsirado vaikų, kuriem nutiko ta pati bėda. Linksmai pašnekėjom, padiskutavom ir man pasidarė daug lengviau. Nežinau, kad aš esu tokia ne viena. O problemą įsprendžiau labai lengvai. Tiesiog pakeičiau numerį ir daugiau man nieks nebeskambinėjo. Aš pažinau užpuolikus, bet tėvam nieko nesakiau. Pradėjau neberuošti pamokų, naktimis nebemiegoti. Bet galop nusprendžiau, kad vis tiek reikia tėvam pasakyti. Jie man patarė viską papasakoti policijai. Draugai taip pat pritarė ir aš taip ir padariau. Juos nubaudė ir viskas baigėsi. Kiek laiko tu praleidi internete? Anksčiau, kai dar nelabai su skeitu mokėjau važinėti, tai susinervindavo ir sėsdavau prie kompo žaisti internetinius žaidimus, bet paskui vieną dieną atėjo tėtis ir uždraudė su kompu žaisti. Ir pasiūlė į skate parką nueiti, nuėjom, gerai viskas. Su skeitu iš karto išmokau važinėti ir draugų atsirado ir nelabai sėdžiu internete. Bendrauju forumuose. Susipažinau su vienu vaikinu. Galvoju eiti su juo į pasimatymą. Ne viena, aišku, su vyresnė sesė. Manau, visai nieko bus. Internete panašau tiek, kiek man reikia. Informacijos paieškau vieno ar kitų klausimų. Galėčiau be interneto išgyventi net ir kelias dienas, bet galop vis tiek prisėdu prie interneto, kad pabendraučiau su draugais. Patikrinčiau e-mailą, pasiruošiau pamokoms. Sextingas. Ar žinai, kas tai? Kas? Nežinau. Sextingas. Kai dalijamasi intimaus turinio vaizdais, žinutėmis internete arba telefone. Ai, dabar supratau. Aš anksčiau irgi truputį tyčiodavausi iš tokių mergaičių nuotraukyčių. Bet dabar to nebedarau, nes pasimokiau, žinau, ką tai reiškia. Kai buvau mažesnė, mėgau fotkintis tokia biški nuoga, nes visi sakė, kad aš negraži. Ir man patiko, kai aš sulaukiau daug komentarų, kad gražiai atrodau. Ir tada įdėjau nuotrauką, kur aš tiesiog su maudymosi kostiumėliu. Ta nuotrauka ir patalpino į pažinčių portalą. Ką padarysi? Pati kalta. Na, buvo pas mus mokykloje viena tokia situacija, kai mergina siuntė savo vaikinui nuotrauką. Na, labai jau jį ten apsinuoginusi buvo ir kažkokiu būdu ta nuotrauka išplito mūsų mokykloje. Niekas nežino kaip, nes tą nuotrauką mergina siuntė konkrečiai savo vaikinui. Na, aš tokiam nesąmonėm neužsiminėjau. Po to įvykio aš susimašiau, kokią informaciją į internetą apie save dėti, o kokią ne. O tu? Taip.
Tu, kuris dabar žiūri šį filmą, saugiai jautiesi elektroninėje erdvėje. Tau teko susidurti su patyčiomis internete, kaip ir jam. Išgyventi jausmą, kad nei minutės negali išbūti be interneto, kaip ir jam. Svarstyti, ar eiti į pasimatymą, su tik iš Facebooko pažįstamų draugų, kaip ir jai. Nelik vienas su klausimais ar sunkumais, kylančiais virtualioje erdvėje. Pasidalink jais su suaugusiu, kuriuo pasitiki. Arba skambink į vaikų liniją nemokamu numeriu 116 111. Parašyk laišką arba dalyvauk diskusijose www.vaikulinija.lt.